Sveiki, tai pristatome Jums Atlantic transmisijos keltuvą, modelis AT-0.5, tai vienas populiariausių modelių rinkoje. Tai paprastas transmisijos keltuvas, pusę tonos keliamosios galios. Nuleistoj būsenoje tai turi 1,10 m aukštį su adapteriu. Kai mes pilnai iškeltume, tai turėtų 1,90 m aukštį pasiektų. Taigi, pats keltuvas hidraulinis, tai valdymas yra labai paprastas, mes surenkam jį. Tai nieko ypatingo nėra, ką čia rodyti. Iš svarbių momentų, tai kotas cilindro yra 28 mm, nuimamas šitas adapteris, kur mes po to galime sumontuoti transmisijos aikštelę montavimo, tai irgi turime savo asortimentį, galite žiūrėti bartora.lt ir rasite ten tokią transmisijos aikštelę, kur mes jau galim, ar tai transmisiją, ar tai kokią pavarų dėžę, ar tai reduktorių sumontuoti ir montuoti ant automobilio. Taigi, kaip ir minėjau, iki 1,90 m kelia, 1,10 m minimalus aukštis ir nuleidimas vėlgi yra automatinis. Kas yra svarbu paminėti, kad gerai dirbtų šitie įrenginiai, yra labai svarbu atsukti nuorinimo varžtą ir palikti jį naudojimo metu atsuktą. Kai gaunate naują keltuvą, tai šitas varžtas yra užsuktas. Užsuktas yra tam, kad alyva pas mus tiesiog neišbėgtų. Naudojant, kai mes jau surinksim šitą keltuvą, tai mes ką turime padaryti, tai mes turime atpalaiduoti maždaug 2-3 apsisukimus, va taip, atpalaiduojam ir paliekam. Ir kas dabar gaunasi? Kai cilindras keliamas, tai oras patenka čia ir gali būti laisvai keliamas stūmoklis. Kai yra nuleidžiamas, oras išeina pas mus. Tai va, ir taip nesusidaro virslėgis ir negadina mums riebokšlių. Taigi, kad gerai veiktų, būtinai visada atpalaiduokite nuorinimo varžtą. Na, norėsite įsigyti, užeikit bartora.lt, rasite aktualią kainą, aprašymus ir sužinosite, kur galima įsigyti. Tai ką, laukiamės.